Sveiki, brangus klausytojai, su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Baltas lyg sniegas. Juk aukščiausiasis, prakilnusis, amžinasis, kurio vardas šventasis, sako taip: šventose aukštybėse gyvenu ir su sugniuždytaisiais bei prislėgtaisiais būnu, kad pakelčiau prislėgtųjų dvasią ir atgaivinčiau sugniuždytųjų drąsą. Izaijo 57 skyriaus 15 eilutė. Regėjime gautame Izaijui stovint šventovės kieme, jam buvo suteiktas aiškus Izraelio Dievo charakterio supratimas. Aukščiausiasis, prakilnusis, amžinasis pasirodė jam savo didingume ir vis dėlto jis suprato gailestingą savo viešpaties prigimtį. Regėdamas savo Dievą, pranašas ne tik suprato savo paties nevertumą, bet ir į jo nusižeminusią širdį sugrįžo užtikrinimas dėl laisvai teikiamo visiško atleidimo. Tai supratęs jis tapo kitu žmogumi. Jis regėjo viešpatį ir gavo žvilgterėti į dieviško charakterio grožį. Jis galėjo paliudyti apie savo pasikeitimą, žvelgiant į dievišką meilę. Nuo šiol jį įkvėpė neišblėstantis troškimas matyti klystantį Izraelį išsižadantį nuodėmių naštos ir bausmės už jas. Kam jūs bebausti, klausė pranašas. Dievas, kurį jie tariamai garbino, bet kurio charakterio taip ir nesuprato, buvo išaukštintas jų akise kaip didysis dvasios gydytojas. Begalinės meilės širdis linksta prie tų, kurie jaučiasi bejėgiai, išsivaduoti iš šėtono spąstų ir maloningai siūlosi juos sustiprinti, gyvenant dėl jo. Jis prašo jų: nebijok, nes aš esu su tavimi, nebūgštauk, nes aš tavo Dievas, stiprinsiu tave, padėsiu tau, remsiu tave savo teisumo dešinę. Izaijo 41 skyriaus 10 eilutė. Brangus klausytojai, ar jūs pasirinkote savo kelią? Ar jūs nuklydote toli nuo Dievo? Ar jūs stengiatės mėgautis nedorybių vaisiais, vien tik tam, kad jie prieš jūs pavirstų pelenais? Sugrįžkite į savo tėvo namus. Jis kviečia jūs tardamas: išsklaidysiu tavo nusižengimus kaip debesį, tavo nuodėmes kaip miglą. Sugrįžk pas mane, nes tave išpirkau. Izaijo 44 skyriaus 22 eilutė. Ateikite pas mane ir rūpestingai klausykitės, kad turėtumėte gyvenimą. Izaijo 55 skyriaus 3 eilutė. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.